Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė ir pakalbėkime apie ką tik pasirodžiusią Jolantos Zabarskaitės knygą Kalbos klubas – pokalbiai apie kalbą 21 amžiuje. Knygoje pateikiami pokalbiai su įvairiausių sričių profesionalais, kalbininkais, rašytojais, filosofais, kitais intelektualais ir tai svarstymai apie tai, kaip kalba veikia šiandieninėme pasaulyje, kaip ji keičiasi 21 amžiuje. Ir mano viešnia šiandieną profesorė daktarė Elena Jolanta Zabarskaitė, kalbininkė, mokslininkė, kuri tyrinėja naujus kalbos reiškinius ir komunikaciją, kalbos ir gyvenimo sąsajas kognityvinė prasme, aiškinasi ir aiškina, kaip gilesniuose žmonių supratimo ir vertinimo sluoksniuose, būtent mūsų galvose, veikia kalba. Taigi, labadiena, gerbiama profesorė. Labadiena. Jūs garsėjate moderniu požiūriu į kalbą, pabrėžite, kad kalba nuolat kinta, todėl ją reikia tyrinėti, ne tik norminti, bet ir suprasti, kaip žmonės realiai kalba. Ir jūs tikrai skatinate mus giliau suvokti kalbos fenomeną, įvairiapusiškumą, pačias įvairiausias kalbos teikiamas galimybes, suvokti kūrybinės ir analitinės jos galias. Tai pirmiausia, galbūt iš kokių 2020-2024 metų vykusių iniciatyvų kilo šios knygos idėja. Ir turinys netgi. Ačiū už klausimą. Taip, iš tikrųjų, tais 2024 metais aš Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje turėjau tokią YouTube'ės kanale transliuojamą laidą Kalbos klubas ir Kalbos klubas plus. Ir mano idėja tokia ir buvo, kad pakalbinti pačius įvairiausius pašnekovus iš pačių įvairiausių sričių apie naujus kalbos reiškinius. Nes aš ir vakar esu sakiusi per vieną susitikimą, kad kas yra humanitarai. Kas yra humanitarai, kas yra socialinių mokslo atstovai. Humanitarai ir socialinių mokslo atstovai tuo metu, kada tiksliukai, gyvybės mokslo atstovai ten sėdi laboratorijose, prie mikroskopų, prie teleskopų, prie įvairiausių prietaisų, stebi gyvenimą. Tai aš esu humanitarė, tiesą sakant, pasukusi šiek tiek ir komunikaciją, veikiu socialinių ir humanitarinių mokslų sankirtoje ir aš tiesiog stebiu gyvenimą. Ir aš pamačiau, kad tos gyvenimas be galo kinta. Kad jis be galo dabar tas kitimas yra nepaprastai greitas, mes tiesiog matom, kaip žaibiškai viskas keičiasi, o kalba neatsilieka ir keičiasi taip pat. Socialinių tinklų kalba, kalbos poveikis apskritai aplinkoje, pačios kalbos struktūros pokyčiai, naujažodžių didžiausi srautai, milijonas dalykų. Tai aš atrinkau iš to, tie pokalbiai buvo skirti būtent šitoms problemoms, šitiems naujiems klausimams, o į knygą aš atrinkau tuos pokalbius, kurie labiausiai yra apie kitimus ir labiausiai apie 21 amžiaus naujus dalykus atsiradusius kalboje. Gal galit kažkiek pakomentuoti, kaip kalba susijusi su mąstymu ir pasaulio suvokimu, nes tai nagrinėjate tikrai? Taip, tai yra mano atspirties taškas, aš sakau labai aiškiai. Kalba yra pasaulio kopija ir pasaulis yra kalbos kopija. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad ypač dabar, ypač 21 amžiui, kada bet kokia žinutė, kalbinė žinutė, pasklinda per socialinius tinklus tiesiog žaibiškų greičių, ar ne? Kai iš esmės ta mūsų virtualioji tikrovė, kurioje mes vis tiek gyvename, ir dirbtinis intelektas, ir internetas apskritai, ir mūsų, kaip aš sakau, kalbiniai dvyniai, aš visada tą pavyzdį naudoju, kad mes kalbame su jumis, o tuo metu mūsų atvaizdai kažkur socialiniuose tinkluose gal dabar barasi arba džiaugiasi, dalyvauja diskusijose ir taip toliau. Mes apie tai net nežinom. Kitaip sakant, jinai yra visiškai apėmusi mūsų visą gyvenimą ir iš esmės, kas atsitinka, kokie dalykai įvyksta. Tai turbūt čia yra mano tas toks atspirties esminis taškas. Kalba yra ir gyvenimo kopija, ir keičianti gyvenimą, ir, tiesiog nesuvaldomas reiškinys už mus stipresnė,
visada šitą sakau, žinokit, kalba yra už mus stipresnė, bet kažkokią tai akimirką, ją pažindami, suprastami, matydami tuos naujus reiškinius galime suvaldyti, o paskui jinai vėl mus nugali. Ir kalba gali būti ir toksai ir baudėjas, ir labai didelė žalos nešėjas, ir gali būti labai didelės sėkmės nešėjas. Ypač dabar aš vėl pasikartosiu, kadangi mūsų žinutė pasklinda akimirksniu. Jeigu mes su jumis kalbėtumėm praeitam amžiui, gal jūs dar buvot negimus, bet aš jau gyvenau tuo metu ir studijavau, na tai kažkas pasižiūrėtų mūsų šitą laidą, kažkas paklausytų per radiją, gal kažkas, nežinau, ką nors susikonspektuotų ir ta mano žinutė taip jinai ir liktų kur nors archyve, kažkas ateitų paskui pasiklausyti. O dabar mes su jumis kalbam, žinutė atsiranda, manau, kad ir socialiniuose tinkluose, ir įrašą galima atsisukti ir tiesiog, viskas atsiranda akimirksniu ir labai pasiekia labai plačią auditoriją. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bet kas, ką aš pasakysiu, tarkime, kas nepatiks visuomeniai, arba atvirkščiai, kas labai patiks visuomeniai. Visi tie dalykai tiesiog, iš karto bus susijęti su manim, su mano reputacija. Tai dėl to aš ir sakau, kad labai dabar svarbu ruošti žodžiui vietą kaip svečiui patalą. Daug svarbiau, negu tai buvo anksčiau. Tai bendrais bruožais, kaip kalbą keičia šiuolaikinės technologijos, internetas, socialiniai tinklai, tai ne tik tas greitis, bet ir persipinimas. Kalbos ir tikrovės. Taip. Kalbos, tai vadinama kalbos performatyvumu. Toks yra reiškinys, jisai atsiradęs ne dabar, bet kažkada yra pastebėtas, toksai mokslininkas Ostinas pastebėjo, kad kalba ne tik paskleidžia žinutę, kuri teisinga arba neteisinga, kuri yra tiesa arba netiesa, bet kalba tiesiog keičia pasaulį net labai paprastų būdų. Aš sakau, nueik uždaryk langą, tu neini uždarai langą. Realybė pasikeičia. Ar ne, ten teisėjas sako, jūs išsiskyrėte, jūs nebe vyras ir žmona. Tiesiog žmogus pasakė, kuris turi galią. Mūsų gyvenimai pasikeičia, ar ne? Mes pradedam gyventi su kažkuo skirtingus gyvenimus. Tai čia tokie paprasti dalykai, bet kaip sakiau, toj ir socialinių tinklų aplinkoj, ir apskritai virtualiame pasaulyje, kuriame mes dabar gyvenam, kalba, tiesiog žodžiai dabar jau virsta eurais. Tai, ką mes pasakome arba parašome, arba konstatuojame kaip kalbinį konstruktą, pavyzdžiui, sukuriam kokį nors, naratyvą, taip, dabar nemėgsta šito žodžio, bet naratyvas tai yra ne tas pats, kas pasakojimas, tai yra naujas reiškinys, komunikacijos, socialinių tinklų, naujųjų medijų reiškinys. Ir staiga jisai tampa labai populiarus, o tas pasakojimas, tas naratyvas yra apie kokią nors, pavyzdžiui, prekę. Kaip nuomonės formuotojai, tarkim, ar ne? Taip, dabar... jie taip dirba, bet tai yra kalbiniai dalykai. Ir prašau, ir štai tau tie žodžiai, tas naratyvas tau prigamina eurų. O nuomonės formuotojai tai taip. Dar, tarkim, aš gaminu prekę ir man reikia to naratyvo, kad aš ją parduočiau. Tai aš dar kažką darau tikrovėje, ar ne, o nuomonės formuotojas jisai jau dirba virtualioje erdvėje ir jisai iš to gauna, bet uždirba ir labai didelius pinigus, kaip mes žinom, ar ne. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kokia svarbi kalba ir ne tik mes esame pratę kalbėti apie kalbos taisyklingumą, ne tik apie tai, dabar darosi vis svarbiau ne kaip pasakyti, žinoma, kalbos taisyklingumas tai yra prestižo dalykas, bet ką pasakyti. Ką pasakyti, neleptelti, pataikyti. O jeigu pataikai, žiūrėk, žodį pataikai ir užsisuka sėkmės malūnėlis. Ir lygiai taip pat užsisaka nesėkmės malūnėlis. Tai iš tikrųjų daug dalykų mes paliečiam ir šitoj knygoj, galbūt netiesiogiai, bet apie tuos reiškinius ir kodėl štai vyksta tie dalykai. Tai jūs kaip įvardintumėte, ar kalbą reikėtų griežtai norminti? Tikrai ne.
Tikrai ne. Ir pokalbių knygoje yra vienas pokalbis, ta žodis griežtai čia turbūt yra labai geras, per aštrus, taip. Kodėl? Todėl, kad visų pirma, bendrinė kalba, sunorminta kalba yra vienas iš kalbos variantų. Ir va kaip tik kalbos klubo knygos pokalbiuose yra pokalbis su profesoriu Vytautu Kardeliu labai įdomus, kas yra bendrinė kalba. Mes žinom, kad yra sunorminta kalba, yra bendrinė kalba ir profesorius Vytas Kardelis, žodžiu, bando paklausti moksleivių, kas tai yra. Ir moksleiviai neatsako. Tiesiog jie nesuvokia reiškinio, jie jį priima ideologiškai. Tai vat Vytas Kardelis, jisai sako, kad tai yra vienas iš kalbos variantų. Jis reikalingas, bet turi būti ir kiti kalbos variantai, kur būtų kalbos džiaugsmas, kalbos kūryba ir ta tokia laisva šnekamoji kalba ir aišku tarmės. Kur reiškiasi, aš nenoriu sakyti, kad tik žmogaus siela, kur reiškiasi apskritai žmogaus kūrybiškumas, tarp to ir kūrybinis. Aš visą laiką sakau, kalba tai yra ekonomikos sėkmė. Kol kas mes dar neįpratę šitų dalykų girdėti, bet jeigu taip tiesiog ramiai pamastytumėm ir pažiūrėtumėm, kad ir vėl tą patį influencerių pavyzdį paanalizuotumėm, pamatytumėm, kiek daug, žodžiu, tu mokykis vaizdingos, įtaigios kalbos, ne tik todėl, kad jinai graži ir vertybė, bet kad tu pasiektum savo tikslų. Tai aš manau, kad tas griežtas norminimas, kur gali būti žala. Žala gali būti tam tikri psichologiniai blokai, kurie atsiranda. Žmonės pradeda bijoti kalbėti labai blogai. Nes kai tu bijai kalbėti, tu nebepasakai tą, ką nori pasakyti. Žmonės, kai kuriuos ypač jaunus, atstumia tas griežtas pasakymas, dabar tu sakyk taip, kaip aš noriu. O kartais dar būna, kad nepaaiškina mūsų kalbininkai, kodėl. Tai tada apskritai, kodėl turėčiau, žmogus klausia. Tai vėlgi, tai aš manau, kad neturėtų būti nei griežta, nei žodžio klaida. Mes labai pratę kalbos klaida, oi, suklydom. Pasakiau ne taip, bet aš pasakiau, atkreipiau dėmesį, pasitaisysiu. O klaida toks žodis, kuris implikuoja tokį nemalonų jausmą savo pačiam, pasijunti blogai. Su pažymiu asocijuojasi kartais. Taip, asocijuojasi su pažymiu. Šitą reikia tikrai mesti. Jo labiau labai įdomiai Vytautas Kardelis sakė savo interviu, sako, žmogus pasako ten kokį nors žodį arba kirčiavimą, koks nors ten to. Ir sako, tokio žodžio nėra. Nežinau, pavyzdžiui, tas pats. Gegužė. Tarkim, gegužė. Arba kokį nors žargonišką žodį, nežinau. Dabar nesugalvoju greitai. Tipo. Tipo. Ir sako, tokio žodžio nėra. Vytas sako, palauk, kaip tai nėra. Taigi tik, kai jį pasakei. Reiškia, jis yra, bet galbūt jis yra iš kito registro. Beje, noriu pasakyti, kad kas nenori knygos skaityti, tai yra literatūra ir menas, kuris kaip tik dabar yra išėjęs, šiuo metu jisai yra visur, kur yra platinama kultūrinė spauda, ten irgi yra Vyto Kardelio straipsnis apie bendrinę kalbą, kur mano supratimu tikrai reikia visiems perskaityti, sudėlioja galvoj sistemą. Tai čia 2026 vasario mėnesį, visiškai neseniai, pabaigoje vasario, literatūra ir menas, Lietuvos kultūros savaitraštis, skirtas literatūrai, menui ir kultūros diskusijoms, ir jį leidžia Lietuvos rašytojų sąjunga. Tai jisai nuo 1946 berods, ar ne, eina, taip. Tikrai istorija. Taip. Ir aš buvau labai laiminga, aš pasiūliau sudaryti šitą numerį apie kalbą, redakciją, redaktorę. Metaforas. Tada pasiūlė, kad dar ir metaforas reikėtų pridėti. Ir Laura Švedaitė, Dovydas Kiauleikis, Andrius Jakučiūnas ir aš mes šitą žurnalą sudarėm. Tai tikrai labai rekomenduoju, nes daug dalykų, kas yra knygoj, šitam žurnale pateikta paprasčiau, taip trupučiuką, žinot, kadangi jau čia populiarus žurnalas, bet ir koncentruot. Glaučiau. Taip. Kągi, dabar laikas pertraukai, atsikvėpkime ir grįšime po akimirkos. Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną profesorė daktarė Jolanta Zabarskaitė, kalbininkė, lingvistikos profesorė ir kalbos tyrėja, kalbamės apie Kalbos klubas, pokalbį apie kalbą 21 amžiuje.
jos naujausią knygą ir apskritai apie kalbą, jos reikšmę ir kismą šiandieninėje visuomenėje ir šiandieninėme pasaulyje. Taigi, gerbiama profesorė, o kaip gimsta naujos reikšmės, nauji žodžiai dabar? Čia labai įdomi tema, nes visų pirma, tų naujų žodžių, jeigu taip apsižvalgytumėm, jų tiesiog srautai plūsta į mūsų kalbą, o pirmas klausimas, kodėl? Atsakymas labai paprastas, todėl, kad keičiasi gyvenimas ir atsiranda labai daug ir naujų reiškinių ir net naujų visokių, tarkim, jeigu lietuvių kalba ateina kitų kultūrų daugybė dalykų, ar ne, kur nauji pavadinimai lietuviškai, o šiaip jau su tų kultūrų žodžiais. Tai dabar tų žodžių, čia labai sudėtingas klausimas, nes dalis žodžių iš tikrųjų atsineša savo pavadinimus ir ypač jeigu tai yra kultūros pavadinimai, tai aš sakau, kad tikrai jų nereikėtų keisti, tiesiog jos adaptuoti lietuvių kalbai, nes žinot, kad lietuvių kalba prideda galūnės ir tos galūnės labai kartais linksmina užsieniečius. Pavyzdžiui, aš taip kvatojosi viena anglakalbė, kai jinai vis kartoja Bradas Pitas. Brad Pitt. Ir taip jie juokinga tas Bradas Pittas, taip jie juokinga, Bradas Pittas, ar ne? Tai va, tai čia paprasti dalykai. Dabar ateina daugybė kitų reiškinių, kurie ateina su savo pavadinimais, dažniausiai su angliškais. Ir va čia yra svarbu, kad mes kartais sureaguojam, kartais ne. Kartais nusičiumpam tą žodį ir sugalvojam jam lietuvišką atitikmenį. Aišku, čia labai daug daro vertėjai. Iš esmės vertėjai turi nepaprastai didelį tokį įrankį keisti mūsų kalbą ir ją, žodžiu, turtinti naujais žodžiais, nes jie verčia knygą su daugybė naujų reiškinių, ar ne? Na, ir šiaip vėlgi tie patys vertėjai, nes turime tokią kalbos rūšį kaip Eurolektas, tai yra ES dokumentų kalba, kuri verčiama į lietuvių kalbą, kur taip pat įvairūs nauji reiškiniai yra pavadinami ir daugybė žodžių, daugybė tokių pavyzdžių, tai tada jau čia yra reikalų. Kaip mes tuos žodžius ar išsiverčiam, ar sukūriam naują. Jeigu išsiverčiam, turime vietoj parkingo mašinų stovėjimo aikštelę. Jeigu taip pridėtumėm ranką prie širdies ir atsakytumėm, kokį neoficialiai mes vartojam žodį. Aišku, parkingas, nes jis yra trumpesnis, tiesiog patogesnis. Bet žinoma, kai mes norim kalbėti taisyklingai, kai mes kalbam mokykloje, mes pavartojam tą 3 dalių terminą. Tokio, ne visai naujas žodis, bet geras pavyzdys. O kai kurių žodžių mes nenučiumpam už uodegos ir jie lieka koks nors, ten skrolinti ar ne, tarkim yra naršyti, ar mes suspėjom tą žodį pakeisti, ar jisai jau prigijo, dar neaišku, o koks nors skrolinti nėra naršyti turbūt. Skrolinti yra, net ir dabar nežinau. Kaip judesio įvardinimas, ar ne? Taip, judesio įvardinimas, jis kažkokį terminą turi, bet net mano galvoje dabar nėra. Koks nors čilinti, arba koks nors, nežinau, lounge muzika ir panašiai. Jeigu mes tų žodžių nenusičiumpam laiku ir nesugalvojam jiems gero atitikmens, kuris priliptų mum prie liežuvių, tie žodžiai įsitvirtina, jau atėję iš tos kalbos, per kurią jie atėjo ir lieka. Tai aš nežinau, ar čia gerai ar blogai. Ypač kai tie žodžiai, manau, kad nelabai gerai. Ypač kai tie žodžiai, kurie yra kasdieninio gyvenimo žodžiai. Tai mums reikėtų kūrybiškai kurti žodžius. Ir skubėti turbūt išgirdus, ar ne, kažkam greit labai sureaguoti. Ir reaguoti greitai, gyvai. Oficialios kalbos institucijos jos atsitraukia, sako, kalbą kuria žmonės, bet kažkas galbūt turėtų koordinuoti. Ir žinot, kas labai yra įdomu, beje, vienas pokalbis apie žodžių kūrimą labai įdomus yra šiame pokalbėje, kaip jauna menininkė, Liucija Teodora Mikučionytė, kuria naujo metodo vartojamo mene pavadinimą. Metodas yra grįžti į kokią nors vietą ir iš tos vietos pojūčio vietos sukurti meno kūrinį. Revisiting metodas angliškai. Jinai dirba su leksika, su reikšmėm, su prasmėm, su kilmėm ir sukuria vėlankos metodą. Ir nuostabus žodis atsiranda. Vėlanka, tai yra vėl lankai, bet tuo pat metu įsiklausykit,
galbūt lanko vėlės. O vėlės tai yra praeities žmonės, kurie ten gyveno. Bet jinai dirba su tuo. Tai aš labai norėčiau, kad tokie dalykai atsirastų, daugiau jų būtų visuomeniai ir žmonės naudodamiesi mūsų kalbos galimybėm kurtų žodžius, bet gerų žodžius. Taip pat knygoje aptariamos tokios temos kaip neapykantos kalba, kalbančios mašinos, dirbtinio intelekto haliucinacijos, tokios problematikos. Tai gal galite bent trumpai pakomentuoti? Taip, pirmiausiai tai yra vienas skyrius, kur man pačiai yra labai įdomus apie tai, kaip kalba tampa pati kalba analitiniu pasaulio instrumentu, kaip ir instrumentu, ir medžiaga. Ir man viena iš įdomiausių temų yra, kad įsivaizduokit savo, žodžiu, mes čia tokie kuklus kalbos mokslininkai, kuriam kalbos tyrimo metodus, ateina tie išdidieji gyvybės mokslininkai, kurie kuria vaistus nuo vėžio ir taip toliau. Ir sako, kalbininkai, mes naudosimės jūsų kalbos metodais. Tai ten yra vienas pokalbis apie baltymų lingvistiką, aš nepasakosiu apie ką, bet labai siūlau paskaityti, jisai parodys, kaip žodžiu, kalba tampa, sakau, pasaulio analizavimo įrankis. Tai čia viena vertus. Kita vertus, vėlgi apie tai, apie ką kalbėjau, kai kurie kalbos reiškiniai tikrai labai, labai išplinta, kodėl specialų dėmesį mes skiriam neapykantos kalbai. Nes jinai visada buvo, bet dabar jinai plinta akimirksniu ir daro labai didelę žalą visuomeniai. Ir už tai mes kalbamės, kas jinai tokia, kaip ją atskirti. Ir taip pat lygiai taip pat propaganda. Čia dėl tų pačių priežasčių, dėl tų pačių reiškinių, dėl kalbos veikimo skaitmeninėje erdvėje, dėl skaitmeninės kalbos, vėlgi ta propaganda tampa irgi labai stipriai ir labai nematomai veikianti. Tai tiesiog tai yra kalbos reiškiniai, kurie buvo visada, bet kurie dabar labai sustiprėja. O robotai, tai jie tiesiog kalba, mašinos kalba ir maža to. Žiūrėkit, kas atsitinka su mašinom. Čia labai įdomi mintis, apie ją mes dar nesusimastom. Mašinų nuomonė, mašinų, taip sakant, pasakytos išvados, patarimai įsiterpia į mūsų sprendimus. Jūs pagalvokit, kur mes atkeliavom. Sprendimus apie savo gyvenimą, apie savo pasaulį daro ne tik žmogus, bet ir negyva mašina. Tai yra, tas procesas vadinasi dehumanizacijos procesas. Žodžiu, mašina įsiterpia, taip, jinai yra pasaulinis protas, jinai naudojasi visų kitų, žodžiu, protais, jinai sukuria naujus ryšius ir pasiūlo mum, bet jinai yra mašina, yra ne žmogus. Tai čia dar viena labai nauja, labai įdomi tema. O kad patiria haliucinacijų, kad nusišneka, tai irgi žinom. Tai va, nauji dalykai ir tikrai apie robotų kalbą ir apie mūsų lietuvį robotą Ąžuolą, beje, ant viršelio net jisai yra. Taip, jisai štai čia. Nes jisai kalba, tiesa, jis kalbėjo pokalbio metu, aš kalbuosi su jo tėčių kabutėse, mokslininku Linoidoku, kuris moko robotą Ąžuolą kalbėti, bet Ąžuolas ten pasakė keletą žodžių, jis dalyvauja pokalbiuose. Tai va, tai tikrai tokie nauji dalykai, apie kuriuos reikia pasiskaityti ir jie tikrai nėra skirti vien specialistų, jokių būdų, jie yra skirti visiems, kam rūpi ne tik kalba, bet apskritai, kas dabar darosi pasaulyje. O kokius pasiūlymus dėl kalbos tyrimo, kalbos politikos ir mokymo ateityje pateikėte knygoje? Bendrais bruožais. Manau, kad turbūt labai daug dėmesio reikėtų skirti ir tai yra, ir tokie tyrimai vyksta pasaulyje, Lietuvoje šiek tiek mažiau, kalbos veikimo smegenyse reiškiniams. Vadinamoji neurolingvistika, nauji jos atradimai labai daug dalykų nušviečia, kitaip ir parodo. Nes iš tikrųjų, ką mes turėtumėm tirti? Kodėl dar čia mums tą kalbą tirti? Tam, kad, kaip aš sakiau, suvaldytumėm nesuvaldomą tam tikrą akimirką ir gautumėm iš to tiesiog naudos. Kultūrinės, socialinės, ekonominės, pačios įvairiausios.
Tai manau, kad taip, šiuolaikiniai kalbos tyrimai turėtų plėstis, turėtų labiau būti orientuoti į ateitį, nes mėgstam tirti tai, kas buvo, va ir dabar pasižiūrėjau, kiek knygų išėjo apie kalbą, tai ten apie įvairius kalbininkus, kurie dirbo ten 20 amžiaus, žodžiu, pradžioje ir vidury. Žiūrėti į ateitį, dirbti kartu su kitais socialiniais mokslais ir tiksliaisiais mokslais, tam, kad mes tą nesuvaldomą pasikinkytumėm savo ir kad mums taip pat iš žodžių kristų eurai. Nemanau, kad tai yra blogai. Kad mes gebėtumėm komunikuoti taip, kad pasiektumėm savo tikslų ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad būtumėm išgirsti, nes turbūt jaučiam, kad mūsų kartais negirdi, o turi girdėti. Tikrai svarbus dalykas. Kągi, dėkoju Jums labai už pokalbį, už naująją knygą, kuri tikrai mokins mus ir primins ir iššūkius, ir kad šiandien turime spėti su pasauliu, su kalba, su ateinančiais žodžiais ir kurti naujus, gražinti kalbą. Privalome, kad ne algoritmai spręstų, o vis dėlto mes šiaip ar taip mes žmonės, kalba yra mūsų požymis ir mes turim spręsti, kokia bus pasaulio ateitis. Tai dėkoju. Ačiū. Primenu, kad šiandieną mano viešnia buvo profesorė daktarė Jolanta Zabarskaitė, kalbininkė, lingvistikos profesorė ir kalbos tyrėja. Na, o jos naujausia knyga Kalbos klubas – pokalbiai apie kalbą 21 amžiuje, tai netradicinis mokslinis lingvistikos veikalas, o gyvi pokalbiai apie kalbą, apie jos vietą šiuolaikinėme gyvenime ir tikrai skirta labai plačiam skaitytojų ratui, kuris domisi ir kalba, ir kultūra. Jaukių visiems skaitimų.